Kalispera. Geros popietės ir jau gero vakaro linkėjimai iš Kretos, pagaliau iš Kretos, nes jau kelintas sekmadienis buvo ne iš Kretos, buvo iš kažkur kitur, tai iš Nemėjos buvo, tai iš Atėnų, o iš kur tik tai nebuvo. Taip, šiuo metu esu Kretoje ir kol kas būsiu Kretoje dar vieną savaitę, o paskui jau prasideda atostogų sezonas. Na ir ta praeita savaitė, kai mes pagaliau parvykome į Kretą, nes iš tikrųjų parvykome ir su nuotykiais į Kretą, kadangi laivas negalėjo išplaukti dėl blogo oro ir tai dar kartą rodo, kad šiuo metu pavasaris ir orai yra labai permainingi ir tu negali nieko planuoti ir nieko žinoti, kas bus kitą dieną. Būtinai apžvelgsiu kitos savaitės orus ir truputėlį sezono pradžią, nes sezonas prasidės jau po savaitės. Ir dar praeitą savaitę taip jau išėjo, kad gavome vaisių siuntą ir galiausiai paaiškėjo, kad ta siunta vaisių yra paskutinė. Šį pavasarį iki atostogų sezono daugiau nebus vaisių Lietuvoje iš Kretos. Deja, baigėsi tiek citrusinių vaisių derlius, nes jau ir šįsyk buvo tik apelsinai iš citrusinių, jau baiginėjasi ir avokadai, dėl to ačiū tiems, kas greitai suskubo visą tai įsigyti. Ta siunta atkeliavo pakankamai greitai ir jau kitus vaisius turėsime tik rudenį. O dabar, belaukiant Velykų, be abejo, kviesime visus į Kretos skoniai elektroninę parduotuvę įsigyti Velykoms įvairiausių produktų. Sudarysime rinkinius, sekite mūsų naujienas Kretos skoniai Facebook'e ir apskritai mano Kretos Facebook'e. Būtinai dalinsius žinia, kai turėsime ką pasiūlyti Velykoms už gerą kainą. Tai, kad turėsime juolą pavasaris, pagalvojame pavasaris, reikia stiprinti imunitetą, nes, žinau, šneku su bičiuliais, šneku su draugais, šneku su giminaičiais Lietuvoje ir daug kas žiūriu serga, tai vienas virusas, tai kitas virusas, reikia stiprinti imunitetą, nepaisant to, kad Lietuvoje irgi pakankamai šilta, bet visokios lygos puola, ne? Tai pasiūlysime tikrai arbatų stiprinimui imuniteto, tas arbatas tiesiog dovanosime tiems, kas įsigys tam tikrų mūsų produktų. Apie tai visą tai sužinosite savaitės bėgyje tiek Kretos skoniai Facebooko puslapyje, tiek mano Kretos Facebooko puslapyje. Na, o šiandien jau turbūt supratot, man už nugaros Chanijos švyturys. Mes grįžome į Chaniją. Taip, žiemą praleidome Chanijoje, daug transliacijų buvo iš Chanijos ir labai džiaugiuosi, kad vėl grįžome į Chaniją. Esame Chanijoj prieš sezoną ir sezoną, galima sakyti, startuosim nuo Chanijos. Nors daug kur esu rašęs, kad iš esmės sezoną startuosime nuo Santorinio. Apie tai šiek tiek vėliau. Na, o kas Chanijoj? Už mano nugaros pakankamai tuščia, ar ne? Tik tai švyturys, bet palaukit, apverčiu kamerą ir štai pažiūrėkit. Chanija ūžia. Chanijoje labai daug žmonių ir iš tikrųjų net yra turistų. O kaip atpažįstame turistus? Na, patikėkit, turistai vaikšto trumpom rankovėm. Jiems yra pakankamai šilta, nors vietiniams kretiečiams yra pakankamai vėsu ir jie tikrai nepropaguoja tų trumpų rankovių, kurie vaikštinėja dar ir labai su šiltom striukėmis. Tai, kad žmonių pilna. Kodėl? Taip, po truputį įsilinguoja atostogų sezonas. Tai yra faktas. Antras dalykas, artėja šventė. Graikijoje kovo 25 dieną. Visoje Graikijoje, ne tik Kretoje, yra nepriklausomybės diena. Tai reiškia, kad antradienis, kovo 25, bus nepriklausomybės diena ir Graikijoje bus nedarbo diena. O tai reiškia, kad daugelis graikų pasidarė ilgą savaitgalį. Tai reiškia, kad pirmadienį rytoj jie irgi neįs į darbą. Šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis, antradienis. 4 dienas ir žmonės atvažiavo iš kitų vietų į Chaniją, į Kretą ir apskritai tokiu laiku jie keliauja. Jie pasidaro ilgosius savaitgalius, kaip ir lietuviai tą mėgsta ir keliauja po visą Graikiją. Tai dėl to yra tiek žmonių daug čionai Chanijoje ir prie švyturio štai gražiai įsirikiavę irgi, kai kas nueina per visą molą iki senojo venecijietiško švyturio ir dėl to veiksmas vyksta pilnu tempu, netgi gatvės muzikantai, kurie čia būna dažniausiai tik vasaros metu, jau dabar čia įsitais ir, kaip matot, savo sėkmingai groja, dainas dainuoja, nežinau, kiek girdit, kiek negirdit, bet viskas ūžia. Galiu pasakyti, ūžia palyginus su žiemos sezonu, dabar Chanija ūžia.
Kas dar gražu šiuo metu Hanyje ir jeigu jūs lankysitės pirmosiomis balandžio dienomis, atostogų sezono pradžios dienomis, pasižiūrėkite. Apsnigti baltieji kalnai. Ten tolumoje dabar, aišku, besileidžiančios saulės spinduliuose jie dar atrodo magiškiau, bet jei norite prisiliesti prie sniego, važiuokite į Kretą pavasarį, iš tikrųjų balandį, gegužę ir manau, kad iki birželio, o gal net ir iki birželio pabaigos šiemet turėsime sniego. Aš dažnai sakau, kad net ir rugpjūčio mėnesį, rugpjūčio vidury galiu nuvesti iki sniego. Yra tokių vietų, kur sniegas tirpsta labai lėtai, bet turėkite to omeny, kad sniego yra, nes kuo aukščiau, tuo šalčiau. Oro temperatūra, šiuo metu vakarėjant yra kažkur tai apie +14, +15, dienos metu buvo ir šilčiau, dienos metu buvo ir 20, o kitą savaitę iš vis praneša labai saulėtus orus su labai aukštom temperatūrom, bet ir su labai stipriu vėju. Čia Hanjojis nesijaus. Hanyje turi savo specifiką, kai atsisuka pietų vėjas iš Saharos, kuris gali atnešti Saharos dulkių. Tos dulkės jausis šiandien galbūt, bet pats vėjas nesijaus. Bet Heraklione tas vėjas labai žiauriai jaučiasi. Žadama 6-7 boforai pagal Boforto skalę, tai yra tikrai labai stiprus vėjas. Vėl gali būti problemų su neišplaukiančiais laivais, ypač pietinėje pakrantėje. Tai kad tai yra normalu pavasariui, kad oras taip keičiasi ir kad gali būti visko. Šiek tiek pergyvenu dėl to, kad nežinau, kiek sekate mano Kretos Feisbuko puslapį, bet kovo 30 kitam savaitgaliui esu paskelbęs Kretos lietuvių susitikimą. Jeigu staiga jūs būsite Kretoje iki sezonui prasidedant, o sezonas su skrydžiais, tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus į Kretą prasideda kovo 31 dieną, jeigu būsite vieną dieną anksčiau, labai kviečiu prisijungti į mūsų Kretos lietuvių susitikimą kovo 30 dieną, sekmadienį, Ajos Nikolajaus miestelėje. Visa informacija pateikta mano Kretos Facebooko puslapyje, tikrai labai lengvai rasite. Tai turėkite tą omeny. Tai šiek tiek nerimauju dėl ko? Dėl to, kad tas pietų vėjas viską sujaukia absoliučiai visus orus ir jeigu sinoptikai prognozuoja, jūs galite įeiti į Herakliono, pavyzdžiui, prognozes, jie rašo, kad Heraklionė bus net 27 ir netgi 28 ar daugiau laipsnių šilumos. Čia Hanyje šiek tiek temperatūra bus kitokia. Hanijos temperatūra gali būti apie 25-26 savaitės bėgyje, bet penktadienį viskas keisis, nes vėjas keisis. Penktadienį temperatūra kris jau ir iki +20 ir iki +21, tai kad penktadienis čianai bus jau kitoks ir nežinia dar koks bus šeštadienis, sekmadienis, nes taip toli savaitį į priekį, ta prasme šeštadienį, sekmadienį dar prognozių nėra. Tai pagyvensim, pamatysim, bet tie, kas planuojate savo atostogas Kretoje būtent po 2 savaičių, tai yra nuo kovo 31 ar balandžio pradžioj, turėkite omeny, pavasaris yra labai permainingas ir oras gali keistis. Antras dalykas, jau turbūt pastebėjot, ką aš sakiau, Heraklione oras vienoks, Hanyje oras kitoks. O tai reiškia, kad reikia žiūrėti prognozes ne Kretai, o tam tikrai Kretos vietai. Čia mes tuo ir užsiemam, sudarydami atostogų planus, siūlydami maršrutus ir būtent įspėdami, nevažiuokite tenai, nes ten gali lyti, nevažiuokite tenai, nes ten gali būti stiprus vėjas. Mes visą tai žinom, nes visos salos prognozės sekam. Tai kad jeigu reikia tokių patarimų, tiems, kas nuomojasi pas mus automobilį, visada suteikiame pasiūlymą įsigyti maršrutus savarankiškams kelionėms, atostogų planą, o tai reiškia, kad tuo pačiu jūs galite gauti tų mūsų patarimų, kur važiuoti ir kaip nepatekti ten, kur nereikia. Ten, kur, pavyzdžiui, vėjas, ten, kur lietus, ten, kur dar kažkas. O pavasarį tai iš tikrųjų aktualu. Kol kas dar nežinau, ar darysiu tą, ką dariau 2 metus iš eilės. Tai yra 2 metus iš eilės Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje dariau bemaž kasdienės transliacijas, tokias kaip dariau jau visą žiemą čia, mano Kretos Facebooko puslapyje. Tai jūs jau patys parašykit man po šito video, ar reikia tų kasdienių transliacijų, ar galim be jų išgyventi. Nes, šioks toks darbas yra daryti tas kasdienės transliacijas, ar užtenka tik tai savaitinių transliacijų su tam tikrais pranešimais. Tai
nuo jūsų irgi pageidavimų ir nuo jūsų atsiliepimo tai daug kas priklausys. Tai va, tai laukia tokia savaitė ir karšta, ir tuo pačiu labai permaininga. Pagyvensi, pamatysim, kuo viskas baigsis. Baigsis kuo? Prasidės sezonas, viskas to aišku. Nes kovo 30 paskutinė nesezoninė diena, o kovo 31 jau mano pirmoji ekskursija Santorinėje. Tai kad į Santorinį taip jau išėjo, viskas labai gražiai susiklostė. Galėsiu parodyti po geros savaitės, kad į Santorinį tikrai saugu važiuoti. Dabar Santorinis labai duoda tokia žinutės informacija, kad saugumas ir iš tikrųjų tą saugumą akcentuoja ir specialistai, geologai, seismologai, sakydami, kad Santorinis iš tikrųjų saugus keliauti ir ekskursijos tikrai prasidės. Dėl platesnės informacijos apie ekskursijas į Santorinį labai tikiuosi, kad jau žinosime kitos savaitės bėgyje. Aš žinau, kad daug kas laukia mano grafikų ir partnerių grafikų ir laivybos kompanijos grafikų, bet visa tai yra, taip jau yra. Čia Graikija, mes pripratę, kad kartais viskas užsitempia, bet paskui jau kai prasideda, viskas vyksta laiku ir tvarkingai. Tai lygiai taip pat ir su skrydžiais, jei esate suplanavę skrydžius, nepergyvenkite, jie tikrai įvyks. Juolab, kad visai neseniai paskelbė informaciją, kad Heraklionas tapo antruoju pagal dydį Graikijos oro uostų pagal aptarnautų keliautojų skaičių. Taip, antruoju. Pirmas yra Atėnų, antras yra Herakliono. Ne Salonikų, ne Patrų, o būtent Herakliono. Pernai statistika tokia, kad Herakliono oro uostas aptarnavo 9,2 milijono keleivių. 9,2 milijono. Tai kad Kreta ir šiemet taps tikrai ta kryptimi, kuri bus populiari ir kur žmonės keliaus. Ir tikiuosi atkeliausite ir jūs ir pasigrožėsite tais vaizdais, kurie yra šitoj nuostabioj saloj. Ką dar turite žinoti, jeigu staiga kitą savaitę atsidursite čia, Kretoje ar kažkur Graikijoje? Kaip ir sakiau, nedarbo diena antradienis ir kovo 25 yra labai daug įvairiausių tradicijų, apie kurias trumpai papasakosiu. Kovo 25 yra nepriklausomybės diena ir žinokit, šitos, čia kavinės daugiausia, bet yra ir tavernų, štai yra taverna. Jeigu jūs ateisite kovo 25 dieną į šitą taverną, jūs tikrai ten galėsite paragauti menkės, keptos menkės su skordalja. Tai yra būtent bakaljaro skordalja, taip skamba graikiškai. Menkė, absoliučiai negraikiška žuvis, patikėkit, menkės šiandien nelabai pagausite, yra menkinių žuvų, bet ne Atlanto jūros, ne Atlanto vandenyno menkė. Iš tikrųjų, Atlanto vandenyno menkė išpopuliarėjo Graikijoje Turkijos okupacijos metais, tai yra imam nuo 17 amžiaus čia Kretoje, o visoje Graikijai dar anksčiau. Išpopuliarėjo dėl to, kad jūreiviai keliaudami į Ameriką, kai prasidėjo didžiosios kelionės į Ameriką, jie pilni triumų turėdavo būtent sūdytos menkės. Ir sūdytą menkę tu galėjai atgabenti bet kur pasaulyje, taip jinai atkeliavo čia į Kretą ir tapo pačia populiariausia žuvimi, nes jinai negesdavo. Tu ją galėdavai laikyti bet kur, tiesiog druskoje, paskui, aišku, tą sūrymą nupilti ir menkės turėti valgymui. Ir kadangi menkė tapo tokia populiari, taip jau nutiko, kad jinai tapo nepriklausomybės valgiu. Graikija ir Atlanto jūros menkė. Kaip tai susiję? Esmė yra ta, kad kovo 25, būtent kovo 25 Graikijos ortodoksų apskritai religiniam kalendoriui, graikų ortodoksų kalendoriuje, tai yra Dievo motinos apreiškimo šventė. Ir jinai būtent per ją, kai buvo švenčiama, kovo 25, 1821 metais, Lavros vienuolyne Peloponese buvo pašventyta didžiojo sukilimo vėliava. O pagal tradiciją, pagal religinės tradicijas, per Dievo apreiškimo šventę, tai yra vienintelė diena metuose, vienintelė diena per Velykinį pasninką, per gavėnią, kada galima valgyti žuvies. Nes esu jau nekartą sakęs, kad graikai, ortodoksai, per pasninką nevalgo žuvies, apskritai jokio gyvio, kuris turi raudono kraujo. Ir jokio produkto iš to gyvio, kuris turi raudono kraujo.
Ir Dievo motinos apreiškimo šventė, kovo 25 yra vienintelė diena per gavėnę ir paskui yra dar antra, pasitaisysiu, yra antra diena, bet jau čia artėjant Velykoms, tai yra per Palmių sekmadienį, tai yra per mums žinoma verbų sekmadienį, lietuviškai sakant. Tai šitos 2 dienos, kada galima valgyti žuvį. Ir taip jau sutapo, kad kovo 25 tapo ir nepriklausomybės diena ir dėl to per kovo 25 dieną, švęsdami savo nepriklausomybę, visi graikai valgo menkę su skordalja. Skordalja tai yra tokia bulvių česnakinė košė. Skordos graikiškai yra česnakas. Tai yra tokia košė, kuri patiekama kartu su kepta, sūdyta menkė. Jinai buvo sūdyta, druska nupilta ir būtent šitas patiekalas yra labai labai populiarus. Turėkite tą omeny ir jei būsite kitą savaitę kažkur Kretoje arba Graikijoje, būtinai kovo 25 dieną nueikite pavalgyti bakaljaro meskordalja, nes tai yra nacionalinis valgis. Aš vieną kartą Facebook'e buvau paskelbęs, o kokį valgį mes galėtume valgyti per savo nepriklausomybės dieną Lietuvoje. Buvo įvairiausių versijų. Jeigu kažką turite gudraus ir galbūt norite padaryti iš to tradiciją, kodėlgi ne? Kodėlgi, pavyzdžiui, Lietuvoje nepadaryti, kad vasario 16 dieną mes valgom kažką, tai kaip graikai valgo kovo 25 dieną kažką. Tai iš tikrųjų labai gražios kai kurios tradicijos. Plus, kovo 25 dieną visuose miesteliuose, miestus ir čia Chanijoje, ir Heraklione, ir absoliučiai bus paradai. Jie švenčia savo nepriklausomybės dieną, žygiuodami paraduose. Dažniausiai mokyklų patys stropiausi mokiniai neša vėliavą, tai yra didžiulė garbė nešti parado priekyje nacionalinę vėliavą. Tai žinau, kad Lietuvoje dabar vyksta įvairiausios diskusijos dėl patriotizmo, ten kažkokia laida buvo, iki galo neįsiaiškinau. Tai ir kažkas užmetė tokią mintį, kad nebuvo paradų, nebuvo patriotiškumo ir taip toliau. Tai gal ir mūsų kartai arba vyresniems žmonėms atrodo tie paradai labai keistai, prisimenant visus tos sovietmečio paradus, bet patikėkit, patriotinį jausmą jie tikrai išugdo labai stiprų ir tą bendrumo jausmą duoda patiems graikams. Dėl to jie, akivaizdu, aš ne kartą esu sakęs per ekskursijas, kad jeigu prasidėtų kažkoks karas, graikas net negalvotų, ar jam eiti į karą ar neįtų, jis aišku eitų. Tai čia yra niuansas. Taip, į paradus tikrai įsiliesite ir tikrai pamatysite juos, jeigu būsite kovo 25 čianai Graikijoje, bet kur, ar čia Chanijoje, sakau, ar bet kur. Tai tokia savaitė artėja. Kitų įvykių kaip ir nenusimato, aišku, visi labai ruošiasi atostogų sezonui, štai netgi šitos tavernos, kurios buvo užsidariusios dabar čia prie Chanijos uosto, įsinešė stalus, kažkas labai skuba susitvarkyti viešbučius, labai skuba, viskas vyksta pasiruošimo tempu, nes visi supranta, kad jau netrukus bus labai daug žmonių ir netgi jau gal graužiasi nagus, kad šiandien nepaėmė tam tikrų klientų, kurie atvyko tam ilgajam savaitgaliui, apie kurį minėjau, nes graikai suvažiavę čionai į Kretą, ne visi graikai, vieni į vieną vietą, kiti į kitą vietą, bet jų čia yra. Kai mes ruošime sezonui, esu sakęs, laukiam grafikų. Tai yra svarbiausia. Tie, kas mums parašo laiškus, be abejo, juos atsakome, tai kad kreipkitės tiek automobilio nuomos, beje, daro įspūdį užsakymai, kai susikoncentruoja vienose datose. Jau dabar pastebėjau, kad, pavyzdžiui, ekonominės klasės automobilių neturime birželio mėnesį, visi rezervuoti birželio pradžioj, arba, pavyzdžiui, neturime gegužės vidurys, taiga neturime nei vieno didelio automobilio, visi rezervuoti. Esu tą sakęs, didelių automobilių Kretoje mažai. Nuomai. Tai jeigu jūs planuojate atostogas dėl didelių automobilių, 9-viečių, 7-viečių, kreipkitės iš anksto. Šneku didelius automobilius būtent apie 7-9 vietų, ne apie 5-viečius, ne apie 4-viečius. Lygiai taip pat dėl ekskursijų, laukite informacijos, būtinai mano Kretos Facebook'e dalysiuos informaciją, kada bus aiškus grafikai ir kada galėsim visų tempu planuotis jūsų atostogas Kretoje, kad ir kada jos bevyktų šį atostogų sezoną, kuris jau po savaitės prasidės. Kągi, mūsų atostogos baigėsi, nes kai yra jūsų atostogas, tada mes dirbam. Ir dirbam kiek tik tai galim. Taip pat norėčiau padėkoti tiems, kurie grupėje atostogos Kretoje ir Santorinėje dalinasi
dalinasi savo įspūdžiais ir lūkesčiais, nes paskelbiau tokį konkursą, kad įspūdžiais ir lūkesčiais dalinkitės ir laimėkite 25 eurų čekį apsipirkti Kretos skoniai LT elektroninėje parduotuvėje. Vat, dar bus, kaip ir sakiau, mūsų rinkinių Velykoms, tai viskas kartu, tai eikite į Facebooko grupę Atostogos Kretoje ir Santorinėje, rašykite savo lūkesčius, rašykite savo įspūdžius, laimėkite ir puikiai praleisite Velykas su Kretos skoniais. Tai va, dar ir toks priminimas tiems, kas seka mano transliacijas, kas seka mano Kretos naujienas. Tiek šiandien, šį gražų sekmadienį, dar kartelį Hanijos vaizdai. Gražuolė Hanija jūsų laukia, paskendusi vakaro žaroje. Paėjau šiek tiek pro senąjį venecijietišką uostą, tam, kad parodyčiau iš kitos pusės. Kažkas iš jūsų čia vaikščiojo, kažkas turbūt vaikščios šį atostogų sezoną. Na ir ką gali žinoti, gal mes irgi pasimatysime Hanijoj. Kol kas apie savo ekskursijas nieko negaliu pasakyti. Kai bus viskas aišku, tada ir papasakosiu daugiau. Ačiū, kad domitės, ačiū, kad sekate. Gražaus sekmadienio, labai geros visos savaitės. Ir nepamirškite dar vieno dalyko. Kitą savaitgalį sukam laikrodį link vasaros. Tai kad tie, kas planuojate atvykti į Kretos lietuvių susitikimą kovo 30, žiūrėkite laikrodį. Tie, kas planuoja išskristi kovo 31 į Kretą, žiūrėkite laikrodį. Tiek žinių šiandien. Sėkmės. Iki.